Labas rytas, mėlyjeji, matau, kad po truputį galbūt pradėsite jungtis. Ir šiandieną toks gaivus, vasariškas šeštadienio rytas. Tai noriu visų tikrai atsiprašyti, kurie laukite, kad praeitą kartą pamiršau ryto kavą, ne todėl, kad atostogauju, bet todėl, kad mano sesės atostogauja ir nebuvo kas primena. Tai jau aš paskendusi kitose darbuose. Ir šiandien taip pat pradedu kartu su jumis, galbūt kai kurie tik pabundate, su labai skania sesių kava. Ir šiandiena labai graži yra pirmiausia tuo, kad švenčiame Mariją Magdalietę. Kai kuriuose parapijose yra atlaidai ir taip pat šiandieną siūlau paskaityti skaitinį, labai gražus priegiesmis Evangelijos ir pati Evangelija. Tai išties kaip pasakyti, suderinamumas, šis vienas yra gražiausių, kuomet išreiškia, galima sakyti, bažnyčia per Dievo žodį, per šį suderinamumą Dievo žodžio, Senojo ir Naujojo testamento, esmingiausia žmogaus širdies troškulį. Tai yra mano širdis ilgisi Dievo ir mano širdis trokšta Dievo. Ir šiandieną apmąstydama giesmės tekstą šios dienos skaitinyje, išties mylimoji ieško mylimojo ir sutinka sargybinius. Ir sako, ar nematėte to, kurį myli mano širdis? Taigi, nors širdis myli, bet pameta mylimąjį. Ir tik aplenkusi sargybinius, jinai suranda tą, kurį myli jos širdis. Tai ir vis pagalvojau, kad išties žmonės, kurie įsimylėję yra ar vienas kitą, ar įsimylėję Dievą, įsimylėję savo pašaukimą, dėl ko jie tarnauja, atsiduoda, ar tai motinos pagimdžiusios kūdikį, jos prašoka laikmetį, prašoka vidutinybės, prašoka drungnų žmonės. Tai visada yra daugiau. Ne todėl, kad toks planas, ne todėl, kad taip turi būti, ne todėl, kad turi būti formoje, bet todėl, kad širdis kitaip neleidžia. Ir tokie žmonės tampa nepatogus. Na ir pažiūrėkime į tą aistrą mylėti viešpatį, kai bėgama prie kapo Petras ir Jonas. Jis buvo pirmas, nes jį lydėjo aistra, bet iš pirmumo, paskirimo jis leido įeiti pirmam Petrui. Tai šiandieną taip pat Evangelija mums rodo apie tai, kada Marija yra sode ir jinai net pažįsta viešpaties. Ir todėl, kad vis jį trokšta sutikti tokį ir prisirišus yra prie tokio, koks jis buvo kažkada, koks jis buvo prieš keletą dienų ar keletą savaičių. Ir kada viešpats bando ją prakalbinti, moterie, ko verki, jinai net pažįsta, kad tai jis. Jinai negeba atpažinti jo balso. Nes ji trokšta sutikti tokį, koks jis buvo. Tai ir tik tuomet, kada jis kreipėsi į ją vardu iš trečio karto, irgi labai įspūdinga ir tikrai labai simboliška. Ir tarsi kaip esu kaltas, esu labai kaltas. Ir tarsi bando prisibelsti iki jo širdies ir tik kreipimasis vardu ją pažadina. Pažadina ir jie atpažįsta, kad tai ne sodininkas, bet kad tai yra pats viešpats, kuris ją kalbina. Tai išties kartais tos kliūtis yra daug, bet viena iš jų dažniausiai gali būti tokia, kad aš trokštų sutikti jį tokį, koks jis buvo. Koks jis buvo prieš mėnesį, prieš metus, prieš 5 metus. Ir tarsi nebėra gero tame, kaip jis bando prakalbinti mane, kaip jis bando veikti. Ir niekada nebus taip. Ir tarsi, ir tai nėra gerai, tarsi, ne. Bet išties tai yra gerai.
Ir tai yra augimas, ir tai yra kelias. Ir iš tikrųjų, ta tiesioginė Dievo patirtis. Ir kartais atrodo, kad ta, kuri buvo prieš 20 metų, jinai pati tikriausia. Bet iš ties mes keičiamės. Ir mūsų fiziologija, ir psichika, gyvenimos, aplinkybės, situacijos mūsų augina ir keičia taip pat. Ir žmogus keičiasi. Tai tas iš tikrųjų, ta Dievo patirtis, tai kaip nekartą esu sakiusi, tai nėra matmuo jausmas, ar vaizduotės padarinys, bet yra Dievo įrėžimas tiesiai sielos esmę. Ir tarsi kažkas įrėžta mano viduje, dėl ko yra labai aiškus vidinis tikrumas. Va čia yra Dievo veikimas, va čia yra Dievo dvasia, va čia yra Dievo valia. Ir tai nėra momentinis dalykas, bet tai yra sugrįžtantis dalykas ir atsikartojantis dalykas, nes tai yra įrėžta širdyje. Jausmai greitai praeina, nuotaikos taip pat greitai praeina, žmonės taip pat čia yra, čia nėra. Bet jeigu tai iš tikrųjų Dievo patirtis, ji tampa įrėžta. Ar karas, ar badas, ar maras, tai visada išlieka, tai nedingsta. Taigi, tai Dievas tapęs artumu, jisai tiesiogiai perteikė save žmogui. Kitaip tariant, dievybei prisiliečiant prie sielos, be jokios proto ar vaizduotės formos ar įvaizdžio. Tai sako Šventasis Kryžiaus Jonas. Ir šitaip pats Dievas yra tai, kas ten jaučiama ir ragaujama. Tai šio tiesioginio žinojimo esmė yra per meilę užmegztas ryšys su pačiu Dievu. Ir tai Kryžiaus Jonas vadina pačia giliausia tamsa. Todėl, kad ten nėra apčiuopiamumo, ten nėra jausmo malonumo, bet ten yra vidinis tikrumas. Taip pats Dievas kartoja visi liudytojai, tai yra Dievas, tai yra tikrasis Dievas, gyvasis Dievas. Tai yra gyvoji apvaizda. Ne? Tai yra Dievas, kuris supranta žmonės, gyvena su žmonėmis, kenčia su jais, juos guodžia, juos įkvėpia ir jiems atneša išgelbėjimą. Viena iš konvertičių rašo, Gertrud von Lefort, tai turi būti tu, nes tik tau būdinga kviesti taip atkakliai ir įvairiai. Ne? Ir tą patį kartoja Karlas Raneris, interpretuodamas Ignaco Lojolos liudijimą. Noriu pasakyti tik vieną. Patyriau Dievą, neįvardyjimą ir neperžengiamą, lydinti, tylinti, tačiau artimą. Patyriau Dievą anapus bet kokio vaizduotės pavidalo. Kai jis savo iniciatyvą prisiartina per malonę, jo negalima supainioti su jokiu kitu dalyku. Pats Dievas, tai ką patyriau, buvo pats Dievas, o ne žmonių žodžiai apie jį. Tai štai, ką reiškia įrėžimas žmogaus sieloje. Ir tai galėčiau pasakyti, kiek tenka kuklios, galbūt dar gyvenimo patirties, matyti, tai pats Dievas, kuris įsirėžė žmogaus širdyje, jisai pranoksta patį žmogų. Pranoksta jo pasiekimus, pranoksta jo statusą, jo būklę. Ir tai gali ateiti net pačioje giliausioje tamsoje. Ir kaip ankstesniuose mūsų online susitikimuose esu sakiusi, tai jisai gali ateiti net pačiame giliausiame žmogaus dugne. Jis gali gyventi prie konteinerio ir ateiti giliausia Dievo patirtis. Ir įvykti didysis gyvenimo virsmas. Tai nėra žmogaus nuopelnas. Ir tai nėra tam tikras statuso pasiekmė visuomenėje, dėl ko tu esi vertas šios Dievo patirties. Ir dabar tenka, nors esu atostogose, nors nuo tiesioginio savo darbo, Utenos socialinėse globos namuose, bet tenka lankyti mirštančią vieną ligonę.
kurios artimieji paprašė, kad aplankyčiau, kuri yra mano bendramžė ir ji miršta nuo vėžio. Ir tesveria turbūt jau mažiau negu 30 kilogramų, kurios veidas jau panašus į kaukolės veidą. Bet ji yra labai nurimusi. Taip, pavargusi nuo kančios, bet susitaikiusi ir laukianti susitikimų. Ir tikrai matau, kad jinai yra pasiruošusi ir kad Dievas paruošė jos sielą ir kad jinai turi gilę Dievo patirtį ir jinai, galiu sakyti, jau dabar viena koja yra anapus. Todėl, kad jau kitaip mato pasaulį ir jie yra paleidusi jį. Jinai yra susitaikiusi su artimaisiais ir su Dievu. Ir tikrai galiu pasakyti, kai aš ją aplankau, didesnė ramybė sklinda iš jos, nei iš manęs. Nes aš vis dar bandau įtikti, vis dar bandau kažkuo pralinksminti, o reikia tiesiog būti. Ir kai vieną iš vakarų ją aplankiau, taip lyg ir nepatogu toje tyloje, bet jau ateina tas laikas, kai būnama tyloje, jinai sako, sesė, pasimelskite už mane. Tai va tai ir yra ta įsirėžianti Dievo patirtis, kuri pranoksta žmogišką suvokimą ir žmogiškus gebėjimus. Kuomet toje įsirėžiančioje Dievo patirtyje lieka esminiai dalykai, esminiai klausimai, esminiai pasirinkimai. Ir tokie žmonės, kurie turėję perskrodžiančią Dievo patirtį, jie yra iš esmės esminiai. Ir juos, neišbaladoja paviršutiniški gyvenimo dalykai, nebent jie atitolsta nuo tos Dievo patirties, nuo to Dievo artumo. Tai ir mano fone taip pat yra mergelės Marijos ikona, kuri naudojama Marijos mokykloje. Ir jūs matote, štai moteris, kuri atsiliepia į perskrodžiančią Dievo patirtį. Ir tai yra visada rizika, bet jai yra duotas pažadas, o per ją ir mums visiems. Nežinau, kaip tai įvyks. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausio galybė pridengs tavęs savo šešėlį. Tai linkiu jums nebijoti tylos, nebijoti jausmų tylos, nebijoti vaizduotės tylos, bet išbūti toje perkeltinė prasme nebūtyje, nes ta nebūtis ir yra pati giliausia esmė, tai yra Dievo būtis, kuri pranoksta žmogišką apčiuopiamumą, tai, ko mes labai dažnai ieškome. Tai, man atrodo, šiandien gana. Ir jau gal atpirkau savo kaltę už praeitą kartą, tam, kad nepamirščiau 3 kartus ar 5 kartus net kartojau ir sesė rašė, Dominyka, nepamiršk tik tais online šiandieną. Tai visiems jums linkiu palaiminto laiko ir išties susitikti su Dievo būties esme, kuri, prisiminkite, pranoksta mūsų žmogišką apčiuopiamumą, saugumą, komfortą, jausmingumą ir taip toliau. Dalyvauja tame, bet tai nėra tik tai. Bet giliausia, ką kalba didžiausi bažnyčios šulai, ar Karlas Raneris, ar Kryžiaus Jonas, ar Teresė Avilietė, ar net Ignacas Lojola, tai pranoksta tą giliausią būties patirties. Tai būkite palaiminti šį šeštadienio rytą su skania kava ir te Viešpats jūs apgaubė savo būties esme ir nebijokite šios tylos, už kurios yra pati giliausia būtis.